Sveiki gyvi. Sveikinamės iš M7 teniso kortų komplekso su Balžeko teniso akademijos vadovais Arūnas ir Remigijus. Ir pirmas dalykas, apie kurį mes pakalbėsim, tai iš tikrųjų ką čia veikiam, bet aš įvesiu į kontekstą, kad prieš kelis mėnesius, aš dabar nepasakysiu temos, bet Arūnas parašė, mes tuoj paleisim podcastą ir ten viską papasakosim, kaip yra. Tai va dabar papasakok, kaip viskas yra. Sveikas, gyvas Aurimai. Mintis viso podcasto užkūrimo tai yra ta, kad turime tokį norą daugiau apšviesti Lietuvos teniso bendruomenę apie tenisą, kas vyksta iš vidaus, gal šiek tiek būsime kai kur ir nesmagus, ir neskanus, norim biškiai atverti ir akis visiems daugiau ir tiesiog plačiai apie tą temą norime paliesti iš vidaus. Bet o ką Remigijus dar pridurs? Tai ką čia bepridursi? Su kokia nuotaika? Vat. Ne, tai yra labai geras dalykas ir aišku, sakykime, apie mūsų pačią akademiją daugiau žmonių sužinos, bendruomenė sužinos, ką mes darom, ką mes norim, kokie mūsų tikslai ir kuo mes čia užsiimam. Tai yra nepaprastai geras dalykas. Taip, šiandienos tema ir bus akademijos veikla, akademijos startas. Kaip Arūnai gimė mintis pradėti pačią akademiją nuo pat pradžių? Tai iš tikrųjų gal labai taip banaliai skamba, kad mūsų akademijai tik tai 7 metai, nors atrodytų, kad tenise esame jau labai labai ilgai. Bet iki to laiko, iki tų akademijos veiklos, tai vyko individualus darbas su sportininkais, tai negalėjom pavadinti akademiją, tai buvo toks visiškai profesionalus atsidavimas sportininkam ir keliavimas su jais po pasaulį. Tuo metu tai treniravom Sebo Arenoje, po Sebo Arenos turėjom šiokį tokį, gal kaip pasakyti, konfliktą su Sebo Arena, nesutarimą, po ko patys grinai priėmėm sprendimą išeiti iš Sebo Arenos. Tai tiesiog išėjom visiškai į niekur, neturėjom jokių teniso kortų, niekur neturėjom nei kur žaisti, nei ką daryti. Tiesiog susiradom tokią patalpėlę vos tam pritaikytą, tai buvo 6 metrų aukščio lubos, kur turi būti 12 metrų ir ten pradėjom kažkokią tai veiklą daryti. Čia audėjo etapas. Čia audėjos, taip, etapas. Tai va, tenais 2 metus sėdėdavom tuose patalpose ir aš prisimenu, nešilta būdavo. Nešilta, taip, tenais buvo 3 laipsniai gal šilumos, 4 laipsniai. Žiemą, jo. Tada dar su kolega Tomu Seliuku ten darėme šitą visą veiklą. Po biškį. Žinojome, kad statosi teniso kortai naujiem, Telšių gatvėje naujininkose. Tai va, nuo to ir prasidėjo ta veikla, kad į naujininkų teniso kortus atėjom su 20 vaikų ir nuo to kasmet po biškį įsisuko į akademiją. O kada Remis prisijungė? Aš nežinau, man atrodo, tuomet, kai su Richardu Berankiu baigiam karjerą vadinamą. Bendradarbiavimą. Tai čia gal buvo kokie 2013 metai. Jau tiek daug prabėgo, ne? Jau tiek daug laiko praėjo, aš irgi net kartais pagalvoju. Bet tuomet, kai baigiam bendradarbiavimą, aš tiesiog galvojau iš vis, kad reiks baigti man jau tos darbus. Tai kokį, nežinau, gal 4 mėnesius nieko neveikiau. Tiesiog ilsėjaus, nes tikrai daug buvo atiduota ir 14 metų praktiškai diena iš dienos keliavom, kaip po visą pasaulį. Tai galvojau, pailsėsiu, o paskiau pažiūrėsiu, bet ir ko gero jau galvoju, taip aktyviai nebedirbsiu. Bet praėjo 2 mėnesiai ir negali sėdėti, atrodo. Ir tada taip gavosi, kad mes iš to Sebo išėjom. Ten nebuvo jokio iš esmės konflikto, ten pasakė, kainas pakėlė ir mes išėjom. Bet pati pradžia tai nebuvo lengva viską nuo nulio pradėti ir aišku, čia Arūno entuziazmas viską nulėmė, kad tokioj šaltoj salėje mes eitume, dirbtume, bet po to viskas išsivystė į galingą, praktiškai gerą, galingą akademiją. Dabar turbūt Arūnas daugiau papasakos apie plėtrą, bet
turim keletą bazių, turim nemažai žmonių ir darbas verda. Tai dėl to ir labai džiugu yra iš tikrųjų. O kaip Remi atrodo tos pirmos dienos po 14 metų? Aišku, visiems iki šiol yra įdomu, dėl ko nutrūko jūsų su Richardu bendradarbiavimas, bet tai galbūt kaip viskas baigėsi ir kokios tada pirmos dienos buvo po to, kaip viskas baigėsi? Baigėsi tai paprasčiausiai atėjo laikas pabaigti. Bendradarbiavimą jis pasibaigė, bet gal ten ir buvo tokių, kad buvom planavę kitaip, o gavosi taip, kad jisai nuėjo su ana pusė, o mes atskirai nuėjom ir viskas. Ir buvo įvairiausių priežasčių, dar ir asmenių visokių, bet čia visiškai neįdomu tas dalykas. Tai yra labai įdomu. Ja, bet eskaluoti šitą dalyką nesinorėtų, todėl kad daugiau, sakau, ir asmeninių tokių nuoskaudų ir jam gal, ir man, ir mano šeimai, bet visiškai tas, aš kada baigiam bendradarbiavimą, man pradžioj buvo tik tai keista ir kodėl taip elgėsi žmonės, kad sutarėm vienaip, o pasiūlo kažką gal tuo metu geresnio, bet nemanau, kad tai buvo geresnė. Ir taip ir nutrūko ta draugystė, nors 14 metų tikrai buvo produktyvus ir labai labai įdomus. Tai Arūnai, kai atidarinėjot akademiją, vis tiek galvojot, kad prireiks kažkiek metų, kad užaugtų dar vienas tokio lygio tenisininkas ar tenisininkė kaip Richardas Berankis. Kokios tada buvo mintis ir kaip metams bėgant tos mintis realizuojasi ar visai nesirealizuojasi? Čia klausimas apie kaip sportininkai auga, kaip antri berankiai auga. Taip. Tai čia gal atsakysiu paprastai, čia turbūt Remigijus daugiau turėtų apie šitą profesionalią pusę kalbėti, bet akademijai 7 metai. Tenisininką užauginti šiaip iš esmės yra turbūt 10-12 metų. Mes nekalbam apie tokį modelį, kad sportininkas 18 metų pereina į tavo akademiją ir tavo akademija jau yra labai kieta, nes turi tokį sportininką. Bet sakykime, panašiai kaip jeigu būtų Matas Vasiliauskas užžaidęs, tai nebūtų Balžeko teniso akademijos pats didžiausias nuopelnas, kad jis dabar pro žaidėjas, ar ne? Arba kitaip galim pasakyti, kada Berankis perėjo į Sebareną, tai Sebarena netapo kažkom stipresnė, tiesiog taip susidėlioja. Dabar kalbant apie sportininkus ir jų augimą, tai vis tiek yra apie 10-12 metų. Šiai dienai mes turime tikslus užsibrėžę ir žinome, kur einame, ir mes žinome, kad po 5-6 metų pas mus į mūsų akademiją rezultatas ateis. Tai toks siekis ir yra. Mes norime savo vaikus užsiauginti nuo mažiausio amžiaus, pereiti per visą Tennis Europe, ITF ir tada ateiti į profesionalų tenisą. Tai mes žinome, jaučiame ir tikime savimi tą dalyką darydami ir žinome, kad po 5 metų juk jau ne vienas buvo toks, ar ne vienas, kuris atrodė, va čia jau gali užaugti ir ateina diena, kur arba meta tą tenisą, arba pasirodo, kad nebėra toks perspektyvus, kaip atrodė. Kodėl taip įvyksta? Aš manyčiau, kad didelis yra nesupratimas šito dalyko iš esmės. Nes mažam amžiui, kada jie ateina, tie vaikučiai, jų rezultato, jų augimas yra nepaprastai greitas. Ir ten, tarkim, nuo 10 iki 12 metų ar nuo 12 iki 14-15 metų jie padaro didžiulį progresą. Ir tuomet ir tėvams, ir ten didžiai daugumai trenerių atrodo, kad tai yra viskas. Susisuka galva. Taip, dažnai susisuka galva, o iš esmės darbas po to prasideda tik tai. Ir kuomet tau sueina ten 16, 17, 18 metų, tu jau turi būti paruoštas su didelė galinga baze, kad eitum į jaunių patį aukščiausią lygį teniso. Po jaunių perėjimas į suaugusių, vieniem lengviau, kitiems sunkiau sekas. Ir tai yra nepaprastai sunkus periodas tiems vaikams. Ir didžioji dauguma pasaulyje tų tikrai talentingų ir perspektyvių tenisininkų šitam amžiui žūsta. Ta žodžio prasme, kad jie pastraukia iš profesionalaus teniso. Bet yra kitos alternatyvos, yra universitetai, yra klubai, kurie žaidžia, bet ta pasaulio profesionalių tenisininkų tu turi būti atsidavęs daugiau negu 100% nuo pat mažens. Tai jeigu sakykime, nuo 14-15 metų su labai gera baze paruoštą vaiką,
galima paruošti iki pasaulinio lygio. Žinoma, Lietuvoje gal tą sunku padaryti, nėra dar čia tokių specialistų labai daug, kurie... Tai konkurencijos. Ir konkurencijos trūkumas ir apie lietuvių mentalitetą ir charakterius galima daug dar būtų galima kalbėti, dėl ko tas nepavyksta, bet išvažiavus kažkur, patekus į tą terpę, kur profesionalai treniruojasi. Tai Berankis, mes su Berankiu 14 metų mes Amerikoje gyvenom ir ten treniravomės ir su James Blake'u, ir su kitais aukščiausio lygio sportininkais. Dėl to, toj terpėje begyvenant, buvo žymiai lengviau žengti į profesionalų sportą. Čia šitas dalykas dar tolimas, aišku, Lietuvai. Tai dabar, sakykime, yra ir Gaubas, yra ir Butvilas, kurie žengia tikrai gerų ritmų ir apie 500 dabar ATP stovi. Bet jie nuo pat mažens, jie treniruojasi užsienyje, jie treniravosi kitose akademijose. Dabar jie treniruojasi. Aš prisiminsiu mūsų labai seną pokalbį, kai Berankis buvo apie 300 ir ten siek Lietuvoje daug žmonių yra piktų, kurie sakydavo, kas čia tie 300, tai Remis sakė, tai pasimk raketą ir padaryk tas 300. Ne, visiems atrodo, žinot, 300, aišku, jie ten neuždirba daug, nei ką, bet iki jų prieiti, iki to 300 pasiekti 300, nėra paprasta. Ir dabar mūsų jauni, tie talentai ir Butvilas, ir Gaubas, jie dabar apie 500, tuo metu Berankis jau stovėjo apie 300. Tai matysim, kaip jiem ten toliau seksis, bet jie yra gerose rankose, geram kelyje ir aš manau, kad tikrai geras galimybės aplink 100 atsistoti. Ir tai būtų didelis pasikeitimas Lietuvos tenise vėl. Iš kitos pusės gal dar žiūrint ir pačių tų tradicijų tokių Lietuvoje nėra kaip, sakykime, vidinė kažkokia konkurencija. Yra keletas turnyrų, kur vyksta Lietuvos lygių, sakykime, ne. Bet jeigu toks požiūris yra, kad akademijos negali žaisti su kitų akademijų vaikais arba negali ten viens kito į mačus pakviesti, tik ką tai reiškia? Ta prasme, kad viena akademija... Dabar Balžeko teniso akademija negali pakviesti... Kitos akademijos vaiko pasitreniruoti pas save, nes ta akademija sekanti pyksta ant to vaiko, kodėl jisai nuėjo į tą akademiją pasižaisti. Tai čia aš sakyčiau, gal apie tas tokias, kaip dar nėra tų tokių tradicijų, kad visiems būtų įdomus tas rezultatas, kad visi to dalyko siektų. Gal toks, sakyčiau, susiskaldimas yra tiesiai šviesi, taip sakant. O užsienį normalu, kad, sakykime, iš vienos akademijos eina, kitai atstovauja? Ne, neatstovauja, ta prasme, sužaisti kontrolinius mačus. Sakykime, mes norim pakviesti kitą vaiką dabar iš kitos akademijos, o ta akademija draudžia sužaisti mūsų teniso kortuose su tuo vaiku. O jūs draudžiat, pavyzdžiui, nežinau, savo vaikui į Sebą? Ne, mes nieko nedraudžiam iš vis. Ar yra vienas ar keli jauni žaidėjai, dėl kurių labiausiai apmaudu, kad jie galėjo kilti ir nepakilo? Jo, man asmeniškai tai gal apmaudu dėl Akvilės. Paražinskaitės. Nes tu pats su ją dirbai, ar ne? Taip, ir jinai 19 pasaulį buvo tapusi iki 18 metų ir tikrai nedaug trūko. Sąlyginai turbūt nedaug trūko, bet ko labiausiai trūko, tai kantrybės visiems. Mano paties buvo nepatyrimas toksai ir Akvilės tėtis gal irgi norėjo greitų rezultatų, tai ir tas ir pasirinkimas greitas buvo, kad lėkime į universitetą ir panašiai. Bet kaip parodė kitos merginos, su kuriuom žaidė Akvilė, tai... Kurias nugalėdavo. Jo, kurias ir nugalėdavo ir dar olimpinėse, jaunių olimpiniam festivalį, kur nugalėjo paskutinį kartą Kasatkiną, gražus žied buvo tikrai žaidimas. Ir, sakykime, per tuos metus taip ir atsitiko, kad viena pasirinko mokslus, kita ėjo toliau. O daug tokių buvo, tai galima būtų vardinti ir vardinti. Ostapenko, visos Polini ir Benčič ir taip toliau. Kada Akvilė sugrįžo po mokslų Jungtinėse valstijose, vis tiek dar buvo kažkoks tikėjimas, kad ji dar ir būdama 25 gali pasiekti kažką, ne? Tai, Aurimai, žinai, kaip mes patys savim labai tikim. Ir kai ateina žmogus ambicingas ir lygiai taip pat kimba į darbus ir sako, dabar aš tikrai galiu, tai mes privalom padėti. To labiau, kad tai ir mūsų buvo auklėtinė sportininkė. Tai mums buvo ir smagu, kad jinai grįžo, vienas dalykas, ir kad jas galėjom sekantis dalykas smagus, o kad nepavyko, tai kitaip prisijungti. Gal sakyt, kad nepavyko, tai gal nevertėtų, pabandėm ir viskas aišku pasidarė jai pačiai. O Remi, tai tikėjot, kad gali dar... Aš taip atsargiau šiek tiek ir taip 100% nesakyčiau, kad galvoju, nes universitetinis tenisas yra vienoks. Ir ten jinai tikrai gerus rezultatus rodė ir atrodė
tikrai mums ir filmuota medžiaga atsiųsdavo, tikrai tas žaidimas atrodė labai geras, bet kada ten tolyn su tom jaunom mergaitėm, kuriuom po 14-15 metų ir jau 100 žaidžia, aplink 100, tai man iliuzijų daug nebuvo, bet kad link 100 kažkur tai 200-300, tai taip, aš įstikinęs, kad jinai galėjo. Nes jos ir fizinė būklė ir galva ir viskas, tiesiog sutverta jinai tam buvo, bet kadangi pasirinko mokslus, tas pagrindinis laikas praėjo ir po to jau traukinį pasivyti yra nelengva iš esmės. Tai Akvilė vis tiek grįžta į Balžeko teniso akademiją, ne? Jo, jinai vienokiam ar kitokiam formate prisijungia vis prie mūsų. Tai dabar jau bus kaip labai trenerė. Gerus santykius. Ne, nebus jinai kaip trenerė, gal jinai tiesiog prisijungs prie to, kad šiek tiek perduoti savo patirties jauniesiems sportininkams ir panašiai. Šiaip labai džiaugiamės kad ją gyvenimas sekasi, kad turi vaikiną fainą, kad savarankiškai gyvena, tai tas yra smagu yra. Ir teniso nepalieka. Ir teniso nepalieka. O Ir tai- grįžta į tą pačią šeimą, kur buvo. O tai, kad grįžta buvę auklėtiniai po tiek metų, paglosto širdelę, ne? Žinoma, smagu. Būtų įdomu, jeigu berankis grįžtų, žinai. Niekada nesakyk, niekada. Ne? Kinijoje praloš ir grįž gal. Jeigu paleisi. Jeigu paleisiu. Ne, čia juokauju, bet šiaip, aišku, faina susitikti su... Bet, žinai, kai nuvažiuoji čia Lietuvoje ir pamatai trenerius dirbančius, dabar Palangoje buvo, dar kituose miestuose, tai beveik visi pro mūsų rankas praėjo. Šiauliuose ir didžioji dauguma Lietuvos trenerių iš esmės žaidžiančių tai yra iš Šiaulių kilę. Tai mūsų ta mokykla Šiaulių buvo tokia kertinė, kuri padėjo tikrai galingus pamatus, kad ir tokiam Lietuvos esamam tenisui. Tai žinoma, kad malonu savo auklėtinius matyti. Nemažai šiauliečių ir Balžeko teniso akademijoje dirba kaip treneriai, ne? Tai kaip vyksta trenerių atranka? Nes juk kiek dabar trenerių? Nemažai yra. Mes esam dabar 25 treneriai. Dabar prie Klaipėdos nuo filialo jungiasi 6 treneriai. Tai bendroji sumoje su fizinio akademijoje esame apie 40 trenerių kolektyvą. Šiaip skamba taip... Wow. Aš čia apgaudinėjau žmonės, sakau, apie 20. Pasirodo, bet tai tu turi vertinti ir Klaipėdą. Jo, Klaipėdas nebuvo įvertinti. Ir BT Fitneso akademija. Tai kaip vyksta atranka? Nėra turbūt taip, kad kažkiek pažaidai gerai čia. Ne, tai trenerių tokių tikrai yra, kurie tik pažaidžia ir eina treniruoti, bet ne pas mus. Tai bet tikrai tokių pavyzdžių turime ir neturime tų sakykime, vos pažaidusių atėjo pas mus darbo prašyti, norėtumėm prisijungti prie jūsų akademijos. Mes kartu dar sėdėjom ir kalbėjom ir sakom, o kiek pats laiko žaidėjų, ką žaidės ir panašiai. Sako, dabar 2 metai bus. Tai reiškia, žmonės po metus pažaidžia kaip mėgėjai ir gali treniruoti vaikus, suaugusius ir panašiai. Matėm ir treniruoja paskui. Tai kaip konkrečiai pas mus, mes vis tiek vieni kitus puikiai pažįstam. Tai tie, per maža virtuvė. Jo, tie, kurie iš Šiaulių, tai mes irgi mūsų auklėtiniai buvę. Tai tu turbūt ir su Haraldu padirbėdavai, aš su Henriku Kulniu padirbėdavau, auklėtinis buvo, vis primena man, sako, tu mane taip treniravai ir panašiai. Tai vis tiek tas kontaktas yra nuo vaikystės, galim sakyti. Ta trenerio atranka, jinai nėra kad būtų atranka tų trenerių. Tai, kaip Arūnas sako, pažįstami, tai pasižiūrim kaip ką ir žinoma, jie beveik visi yra tikriausiai baigę Level 1 kursus, kuriuos organizuoja Teniso sąjunga. Tikrai, taigi tai yra geras dalykas, ką daro Teniso sąjunga. Ir kai kurie treneriai turi 2 kategoriją įsilaikę. Bet esmė nėra tame, ar tie treneriai moka labai daug gerai žaisti ar ne, bet esmė yra tame, ar jie nori mokytis. Ir jeigu jie nori mokytis, jie iš tikrųjų tampa iš tokių šiaip lengvai tariant vidutiniokų tikrai neblogais treneriais. Ir aš tą evoliuciją jų nuo mūsų pradžios akademijos, kai atėjo dauguma nedrąsus ir atėjo tokie sudrebančiam rankom, čia žiūri Balžekas, gal dar kas nors, žinai, nepatogu. Dabar jie visi tikrai ir žaidžia neblogai ir treniruoja iš tikrųjų labai gražiai. Bet jie treniruoja, matosi įgavę žinių tuose kursuose, mes darom tos seminariukus savo vidinius, mes tikrai norim, kad jie dirbtų be telefono ausyse, be pašalinių ten trukdžių, kad jie save atiduotų grinai vaikams, grinai sportininkams ir grinai klientams. Tai turi būti abipusė pagarba. Ir
šitas dalykas pas mus yra pirmoji vietoje. Jeigu jie teisingai dirba darbą, aš manau, kad jie visi iš tikrųjų yra geri treneriai jau. O kas yra per seminariukai? Tai čia aš vieną kitą padarau, Arūnas pastumė, liepia man padaryti, irgi dar kokį vieną padarau. Bet čia tokia daugiau iš mano patirties, daugiau aš ten, sakykime, tų knyginių, tų akademinių, tai jie iš tikrųjų per teniso sąjungą daug gauna, bet praktinių tokių dalykų, kurie yra atėję iš, sakykime, iš mano patirties su Berankio ATP turė, tai šitas yra neįkainuojamas dalykas ir tiek technikos, tiek taktiniai dalykai, tiek netgi psichologiniai. Aišku, pas mus dar tų sportininkų tokių aukšto meistriškumo nėra, bet tarkim į ateitį žiūrint, tai yra jiems svarbu, kad jie žinotų, ką reikia daryti, kokiu momentu ir taip toliau. Tai tą mes ir darom su jais. Ar didelė kaita yra trenerių kolektyvo apskritai? Ne, visiškai to neturime. Šiais metais neturime nei vieno palikusio akademiją trenerių, nei su vienu neatsisveikinome trenerių. Tai tiesiog turime turbūt bent 10 prisijungusių trenerių prie mūsų komandos. Tai reiškia, vadovas geras, žinai, jeigu vadovas geras, tai kas vadovas geras? Ne, aš vadovas, tu vadovas. Dabar susipykit. Užsiminėt apie tai, kad Klaipėdoje netrukus savo filialą atidarys akademiją. Kokia apskritai yra plėtra ir kaip pavyksta plėstis? Ar, čia dabar mes esame M7, prieš kiek? Prieš kokius 2-3 metus? Ne, jau 4 metai. Laikas bėga greit, bet čia jau viskas yra pilna, ar ne? Tai, kad mes atėjom dabar vasarą dienos metu ir nei vienas kortas neužimtas, čia yra retenybė. Taip, čia mes specialiai užsirezervavome tos kortus, kad taip atsitiktų. Kitaip neįmanoma yra, ne? Ne, šiuo metu jau užimti tie kortai, šiaip yra mėgstamas tai gerai, sportas. Apie Klaipėdą ir apie kitus plėtros dalykus. Taip, tai Klaipėda, grubiai tariant, 1,5 mėnesio iki starto atsidaro 4 teniso aikštelės. Turime puikiai vadovę. Klaipėdos rajone turbūt reikia pabrėžti. Klaipėdos rajone, teisingai, Gindulių kaimas vadinasi, bet ten centras 3 km nuo tos vietos būtent. Tai labai faina gyvenvietė, o kas liečia etapiškumus, tai ten turime įsigiję dar papildomai žemės sklypą prie tos esamos bazės. Ten nusimatę esame ir plėtrą. Dabar pirmojo etapu spalio 1 dieną paleidžiame 4 teniso aikšteles su kineziterapijos kabinetu, su masažo kabinetu, su džimu, restoraniuku ir tiek. Antruoju etapu planuojame 3 padelių aikšteles ir trečiuoju etapu planuojame dar 3 padelių aikšteles ir 2 teniso aikšteles papildomai. Ten pat Klaipėdoje. Tai galima sakyti, kad vakarų Lietuvoje bus fainas tikrai kompleksas. Negailime ten ir resursų, ir tikrai investuojame daug į tą vietą. Norime, kad jinai būtų graži, kad trauktų labai žmonės, šeimas, vaikus, suaugusius ir kad ten būtų kaip antri namai. Tai iš tikrųjų tiek interjeras bus labai fainas, tiek viską darome su dizainerė. Tai kas liečia Klaipėdos, tai spalio 1 dieną planas atsidaryti. Tokie dalykai kainuoja nemažus pinigus, o kaip pavyzdžiui graža yra? Tai kaip čia atsakyti, dabar atsakysim, kad labai gera graža, tai prisistatys teniso kortų. Ne, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėt kaip į teniso kortus, tai ne, gražos nėra jokios. Bet čia kaip mūsų duona yra, kaip mes iš to geriausiai mokam, nieko kitko gal, sakykime, nemokam daugiau, tai mums to reikia. Mums to reikia, mums tas, aš manau, kad ir sekasi, todėl, kad labai daug širdies įdedami tai ir pagaliau turėsime nuosavus kortus. Bet ne tik Klaipėda yra plėtra, ne? Taip, tai kas liečia Kalnėnus, tai Vilnius, tai čia turbūt, grubiai tariant, yra mėnesis laiko iki leidimo gavimo ir jau, taip tikėkime, kad taip esame viską susidėlioję, kad 2-3 mėnesių laikotarpį prasidės statybos. Ten didelis projektas tikrai nusimato su visokiom papildomom veiklom, akademijom, papildomom sportais kitais. Nenoriu dabar įsiplėsti, kas tai bus dar per anksti, bet bus fainas, tikrai didelis geras projektas ir tuo labiau, kad įsikūręs šalia Karalienės Mortos mokyklos, su kuria jau dabar bendradarbiaujam labai sėkmingai ir labai turime gerą kontaktą. Tai norime padaryti tokį tuo pačiu ir sporto, ir mokslo miestelį.
Tai viskas, kad toje būtų toje pačioje teritorijoje, takeliais, viskas bendrai ir panašiai. Ir mums pavyks. Kalbėjom apie trenerių didelį skaičių, o kiek vaikų, kiek apskritai yra klientų, jau turbūt ir suaugusių mėgėjų, kurie žaidžia? Jo, tai čia gal sakykime, tas skaičius nėra tiek labai svarbus. Čia dabar visi mėgsta tuom pasibrėžti, kad pas mane tiek ir tiek sportuoja tų vaikų. Šiai dienai tai esam turbūt 95% užsipildę, grupės yra pilnos ir daugiau tiesiog mums trūksta pačios infrastruktūros, kad galėtumėm dar plėstis. Nes ten per treniruotę nesinori turbūt, kad 14 vaikų dirbtų su vienu treneriu, ne? Jo, žinome, kad tikrai yra ir tokių akademijų, kur yra ir po 10, ir po 14, tai čia mes galvojame, kad čia yra žala sportui, žala tenisui. Tai šito tai kiek daugiausiai su vienu treneriu? Iki 7 vaikų pas mus yra nedaugiau. Ir dabar sportinėse tose grupelėse bus taip po 4 vaikus. Tai yra ir po 1 vaiką, ir po 2 vaikus, tai čia viskas palei. Norim, kad jie gautų maksimalią naudą iš kiekvieno ateimo čia. O kuo daugiau aikštėje tų vaikų, tai žinot, čia skaičiuoja kitus viščiukus tada. Ir ne visų, tuo pačiu ir ne visų siekiai vienodi, tai tie, kurie eina 2 grupelė, arba kuris 1 eina, arba kur 3, tai jie gal siekia daugiau, 7, kur ateina vaikai, gal jie tiesiog kaip į būrelį nori ateiti. Tai va tiem vaikam, kurie dabar jau, kurie, sakykime, dabar turi tą individualų darbą, tai ir akademija jau stipriai prisidės prie jų šiais metais finansiškai. Norime... Nes jau bus žiūrima kaip į profesionalus? Taip, kaip bus žiūrima kaip į profesionalus, taip turime jau sudarę krepšelį, koks tai galėtų būti sportininkams, kurie keliaus po turnyrus ir panašiai. Tai tikrai mūsų akademija eis koja kojon su sportininkais ir tikrai visiems padėsim ir eisim į priekį. Tai kiek tokių yra dabar, kurie treniruojas po vieną ir kur šiandien dar atrodo, kad iš jų galėtų kažkas išaugti? Apie sportininkus, taip. Sakykime, iš visos akademijos, manytumėm, gal apie 10-15 vaikų tokių yra. Nekalbam apie 5-6 metų vaikiukus, kurie kabinasi, kurie fainiai, kuriem viskas gaunasi gražiai, bet čia dar kol kas nesportininkai, dar jie pamilsta tą sportą. Tai Remis dirba su tavo sūnum, su savo anūku. Kitoks darbas yra, kada su anūku reikia dirbti, išsireikalauti iš jo. Žinai, aš nežinau, ar kitoks ar ne kitoks, bet ar man anūkas stovi anoje pusėje ar ne anūkas, man lygiai tas pats. Būna piktų žodžių, ne? Piktų tai gal nebūna, bet būna griežtesnių. Bet tiesiog ar su tuo atiduodu visą save, ar su kitu vaiku, man jokio skirtumo nėra, bet jeigu jau jisai siekia rezultato, jeigu nori siekti, tai kas būtų, jeigu ten įsikištum telefoną, kaip labai matęs nemažai taip dirbančių. Bet tokių vaikų yra, apie 10 vaikų, yra keletas naujų dabar iš užsienio atvažiavusių, iš Sebo atėjęs vienas kitas čia. Tai, bet sakau, tas darbas jisai nėra lengvas ir nėra rezultatas greitai matomas, tai matysim kaip čia jis. Bet kad akademija padės, ir finansiškai, ir kitais dalykais, tai faktas. Arūnas jau užsiminė apie bendradarbiavimą su Karalienės Mortos mokykla, o yra kažkokių bendradarbiavimų su, nežinau, su akademijom, su užsienio akademijom? Čia, žinai, šiuo metu aš pastovų ryšį palaikau su Nadalio akademija, su Murato Glu akademija, bet kol kas iš tikrųjų tai nėra kam ten nei važiuoti, nei ką ten daryti. Akademijos tos užsienio yra labai gerai, jeigu tu nuvažiuoji siekti rezultato, jau paruoštas esi. Bet jeigu tu esi neparuoštas, tai ten sumokėsi labai daug pinigų, bet naudos daug negausi. Tai aš atsimenu, kaip čia dabar įsireikšti, garsiai startavo tas bendradarbiavimas su Nadalio akademija, tai ar galim sakyti, kad iš esmės kol kas iš to bendradarbiavimo didelės naudos nėra? Ne, visiškai nėra jokios naudos, bet aš kiek žinau, ten važinėja mėgėjai, ten vaikai gal nuvažiuoja kažkokie tai, bet kad ten treniruotis kažkas išvažiuotų iš Lietuvos, aš nežinau. Sakau, ten tu turi nuvažiuoti pasiruošęs, kad tave paimtų. O jeigu ne, tai iš esmės tai yra labai labai brangu ten. Visose gerose akademijose yra brangu. Ir kitas dalykas bus, tas turi ateiti su metais. Ir tada, kada vaikui to reikia.
Būtent. Jeigu, sakykime, aš važiuoju 7-8 metų vaikui, tai ten tikrai nėra ką veikti. Tiesiog prie Nadalio ten nusifotografuoti. O kada jau ateina 13-14 ir kada reikia jau sparingo partnerių ir skirtingų žaidėjų, tai tada tenais yra gerai. Bet tai vis tiek turbūt tavo sportininkas turi važiuoti su tavim ir tada į tą akademiją. Tada nepaleisiu vieno, nebijau. Tada gausis kažkoks tai rezultatas, nes vat, kaip ir Remigijus sako, jeigu tu paleisi tik vaiką, kad ir gerai paruoštą, bet patį vieną, tai jisai vis tiek tas vaikas bus dar iš Lietuvos ir bus vienas iš kažkelinto. Jo, o tai Remiu, dar vis galvojat, kad galėtumėt va taip kaip su Berankiu ten, nežinau, kaip sakėt, 14 metų, tai Amerika, tai ten dar kažkas dar. Nu, turbūt žmonės nesuvokia, kad čia yra darbas, tas nebuvimas, po metus laiko nebūdavot namie, ne? Po 10 mėnesių panašiai negrįždavo namus, bet žmonės mato šokoladinę pusę šiaip iš esmės. Nu tai kaip ir ateini į teatrą, tu irgi matai tą paskutinę. O kaip jie mokosi, eilėraščius tai nieks nemato, žinai. Bet čia irgi lygiai tas pats, to juodo darbo nesimato, bet šiaip, jeigu va taip reiktų pakartot su kažkuom, tai reiktų gerokai pagalvoti, ar tą galėčiau padaryti, bet tuo metu ir va, sūnus mano amžinatelis Aivaras buvo tiesiog pažadą davęs ir jis jam, kad padarysim vieną žaidėją iš 100 ir padarėm. Bet dabar yra tokios ambicijos ir net nebejoju, kad ir 20 metų galėčiau, jeigu tik tai patemčiau. Bet tikslai yra, žinoma, jie niekur nedingo ir mano užsivedimas ir sakau, tas tikslų siekimas ir ambicijos niekur nepradingusios. Galvoju, klaus dabar ar neklaus? Klaus. Ne, kad apie 100-mečio trenerių rengimus. Nu tai čia, žinai, tai nežiūrinko manęs, reiškia, nevertas. Neskauda dėl to? Ne, visiškai neskauda dėl to, kad aš nežinau, kodėl turėtų skaudėti ir ką tai reiškia geriausias 100-mečio treneris. Yra, pavyzdžiui, aš pasakysiu pavyzdį, yra Sabonis ir Lekerauskas, būtų keista, ar ne, jeigu Lekerauską išrinktų geriausių ten 100-mečio vidurio puolėjų krepšinio. Jo. Tai žinai, jeigu būtų Neberankį išrinkę geriausių Lietuvos tenisininko kitą, tai tada taip, bet tų trenerių tai nežinau, man tuo metu taip keista pasirodė, bet po to tai juokas ėmė daugiau negu kad piktis, žinai, nes tam, kad geriausiu tap, tai aš savęs irgi nelaikau, kad aš geriausias, tai daug tų gerų čia Lietuvoje yra ir pamirštų yra. Nėra daug. Ne, bet žinokit, iš tų buvusių žaidėjų, Remeikis pavyzdžiui, žiūrėkit, kiek kukdo gerų sportininkų, ne vieno žodžio apie jį. Dar ten pilna tų buvusių gerų žaidėjų, trenerių tikrai yra. Ir kaip pavadinta geriausia. Man pasisekė, kad Berankis tapo pasaulio čempionu, kad į 100 patekom, bet tas geriausias. O ką ten tokį išrinko 100-mečio trenerių? Mugevičių. Jeigu šiandien reiktų kažką statyti prie Lietuvos rinktinės vairo, bet ne save, kas būtų tas treneris? Aš manau, kad dabar jie išsirinkė tikrai gerą trenerį ir Šarūnas Kulnys ir... Jūs daug su Šarūnu bendraujat, ar ne? Jis mano auklėtinis yra. Ir jisai buvo metęs tenisą ir aš gatvėje sutikau, sakau, greit grįžk į tenisą ir jisai sugrįžo ir tapo tikrai vienas geriausių turbūt specialistų šiuo metu Lietuvoje. Bent jau Šiauliuose tai tikrai. O ko reikia, kad tenise taptum geras specialistas? Ypač kai neturi tų tokių labai talentingų vaikų. Vis tiek, tu turi daug mokytis, tu turi daug skaityti, tu turi daug literatūros. Ir žinoma, vien šito irgi nepakanka, tu turi turėti praktikos. Man viskas kažkaip sukrito, aš turėjau ir tą, ir kadangi aš per anglų kalbą lengvai žinojau, ganėtinai laisvai, tai į tos pasaulio seminarus pirmas pradėjau važinėti ir tada pradėjau su Berankiu keliauti po įvairius klubus ir akademijas. Ten labai didelę praktiką praėjau ir paskiau eiti į Piturą 7 metai, tai ten neįkainuojama praktika ir darbas su bendros stovyklos su Federeriu, Nadalio akademijoje ir taip toliau, tai jos davė labai didžiulį patyrimą ir kurį dabar stengiuosi perduoti. Ar aš kažką painioju, ar Šarūnas buvo čia kažkada seminarą Balžeko teniso akademijos treneriams daręs? Ne, manau, kad ne. Kol kas ne, bet gal ir padarysim, kada pasitarsim ir padarysim. Tai dėl ko jis yra vienas geriausių? Dėl to, kad jisai daug mokosi, daug domisi, daug
dirba ir... Tiesiog atsidavę savo Atsidavę darbą, savo specialistai. jo. tikrai. Kada akademijos apie kažkurį akademijos trenerį bus galima sakyti, kad irgi tikrai vienas geriausių Lietuvoje. Per Remigijų gali dabar jau aš apie jaunąją kartą. Apie senieną Taip, pažiūrėsim už 5 metų, kai ateis rezultatai, tai va, tada ir pamatysim. Suprantat, tas geriausias... Nu, jis tas labai geriausias treneris subjektyvus jis yra aišku. labai toks subjektyvus dalykas, nes dabar jeigu paimt, pavyzdžiui, vieną sportininką, taip kaip, sakykime, mes su Berankiu pradėjome nuo 9,5 metų ir 14 metų ištisai, tai yra vienas dalykas, bet kada tu dirbi su grupėm, kada tu dirbi su... ir tu gali 100 kartų daug geriau darbą atlikti negu kad aš, pavyzdžiui, man su grupėm būtų sudėtinga dirbti, aš visiškai nemoku. Bet su individualiu sportininku man yra malonumas, aš žinau, ką pasakyti, ką padaryti, kaip padaryti, bet ir va tas vertinimas, žinoma, vertina pagal pasiekimus. Ir tai yra normalu, žinoma, kada, tarkim, Berankis tapo pasaulio čempionu 27 berods metais, jaunių pasaulio čempionu. Tai ten per Champions League irgi sakė, nu va, ir pasaulio geriausias treneris, tai koks už geriausias pasaulio treneris galėjo būti, kada čia vienas tavo, o tų trenerių išugdžiusių tokių gerų žaidėjų kaip Berankis masė yra. Tais metais jau Tais metais jo, nes bet pasaulio čempionas tapo. Visiškai šitą taip. gerumą yra labai sudėtinga, čia nevertinamas dalykas, manau. Nu, okei. Akademija nevengia su savo kolektyvu, labai daug dalykų daryti su savo kolektyvu. Kiek tai yra planuojama daryti į priekį ir kiek tai svarbu pačiai akademijai? Čia, Nu, aš turiu čia apie omeny- ką, apie vakarėlius daugiau? Apie vakarienės visokias bendras, kad va čia susirinkam šašlykų vyksam į Turkiją, va darom tą ir tą. Tai, žinai, kaip pavyzdžiui, čia turbūt mums patiems labai malonu šitas dalykas. Tai pirmas dalykas, kada mes visus subūrėm į vieną vietą ir galim nevaržomai bendrauti, kaip pasakyti, neformalioji, būti laisvi, tiesiog viens kitam pasakyti, ką norim. Tiesiog būtyje to laiko nebelieka mums patiems pasišnekėti ten apie darbus, apie gyvenimą ir panašiai. Tai tokios kelionės, aš manau, kad mus kaip kolektyvą patys stiprina. Tai jeigu žiūrint į priekį, ar jos kartuosis, tai tikrai kartuosis. Pažiūrėsim. Nes tai kainuoja pinigėlį. Nežiūrite tai jau, ne? Į ką? Nu, kad kainuoja pinigėlį. Ne, nu į viską žiūrim, tai jeigu nežiūrėsim, tai nesistatys niekas, o jeigu važiuojam, reiškia, galim. Ne, bet tie suėjimai iš tikrųjų, kaip Arūnas sako, kad ir ta išvyka visos akademijos į Turkiją, tai ne dėl to buvo, kad ten pagulėti pležę ar alaus pagerti, bet susipažinimas ir tas nėra blogai. O tas irgi nėra blogai, aišku. Taigi tu buvai irgi. Buvo. Bet tas pažinimas vieno kitų ir po to grįžus namo, aš tiesiog stebėjau darbą jų visų trenerių. Tai pakilimas buvo akivaizdus. Nu, ne veltui yra sugalvotos visos cementovkės, betonovkės ir visi kiti dalykai. Laikas artėja į pabaigą, tai pabaigai tada artimiausi tikslai. Kelionė į Palangą šiandien su anūku. Nu, tai ne tokie akademijos Tai čia tikslai. akademijos žaidėjas. Gerai, anūkas. tai ne tokie artimi tikslai. Ne, tai tada to pačiu užsuks į Klaipėdą pasižiūrėti, kaip kortų pabaiga. Ai, ne, nu va, dar dėl Palangos, va, kažkaip man dar norėjosi vis pasakyti, kad nu, tokie kortai geri ir šitiek buvo žaidžiančių vaikų dar senais laikais. Dabar stovyklavom Palangoje keletą savaičių, ne vieno Palangos vaiko nemačiau žaidžiant kortus. Tai parodo, koks tas tenisas Lietuvos iš tikrųjų. Ar čia gali būti su tuo, kad nėra kažkokių entuziastų Palangoje, kurie... Mat, viskas sugriuvė iš tikrųjų tam tenise. Yra kelios akademijos, Vilniuje, yra Kaune, Šiauliuose ir tas tenisas periferijoje jis yra labai menkas iš tikrųjų. Tai va, ten irgi reiktų kažkaip tai bandyti atgaivinti, su Arūnu vis galvojam kažką, kad... Tai nuo kurios periferijos pradėsit? Ne, jau periferijos turbūt gal nereikia. Ne, Palanga vis tiek reikia, Arūnai, kažką žiūrėti. Nu, Palanga jau ne periferija, čia... Ne, Klaipėda jau yra, bet tai nuo Palanga, nuo Klaipėdos nebetoli. Ne, sakėm, kiek Lietuvoje dar trūktų teniso kortų, kad jie visi būtų pilni ir būtų toks poreikis. Tai turbūt matome, kad Vilniuje jau greitai jau bus gana. Mums taip atrodo, kad jau greitai bus gana, gal dar yra keletas rajonėlių, kur galėtų atsidurti. Bet žiūrėk, bet čia yra situacija, vat, kaip su M7. Nu,
aš tikrai girdėjau, kad tai čia už miesto, čia per toli, nu, visada nesusidūrėt su tokiais, Susidūrėm. nu, kiek prireikia laiko, pusmečio, kad... Reiškia, gerą darbą darom. Tai iš tos pusės, bet iš kitos pusės Vilniuje jau kiek, turbūt 50 kortų kokie yra. Tiek daug? Tiek daug. Tai turbūt dar Pilaitė, gal dar Riešį, va ten girdėjau, kažkoks klubelis žada atsidarinėti. Tai va tos va dar 2 vietos gal ir įdomios būtų, bet turbūt daugiau apie plėtrą nebegalvosim Lietuvoje. Užteks turbūt Klaipėda, Vilnius ir paskui gal nežinau, gal kaip sportininkai augs šilti kraštai kažkur. Tai o artimiausi planai? Pradėti sezoną naują. Nuo rugsėjo 1 dienos. Į ką labai kviečiame visus norinčius sportuoti. Aurimai, bet tu ir pats dalyvauji pas mūsų veikloje, bet Aurimas dalyvauja kardio treniruotėse, galėtų papasakoti, tai galėtum ir atsakyti šiek tiek, kaip viskas šitą atrodo. Nu gerai atrodo, labai gerai, va dabar aš nepasiruošęs tokiam atsakymui, jūs viskam ruošitės, aš... Nesulaukiai šito klausimą? Ne, iš tikrųjų, aš pirmą kartą, aš galiu pasakyti taip, kad kada Remis dar dirbo su Richardu, jis kažkada man padovanojo raketę ir sakė su sąlyga, kad žaisi tenisą. O su ta žaidai raketę? Ne. Ir prabėgo labai daug metų, aš niekart jos nebuvau. Aš buvau vieną kartą Turkijoje paėmęs raketę 2002 metais, dar čia prieš tą padovanotą, bet mes ten su draugu nusprendėm basino eit pažaist, bet po 15 sekundžių supratom, kad tai nebuvo geriausiai idėja, nes ten buvo apie 40 karščių. Ir po tiek metų vis tiek, kaip sakau, kažkada... Sugrįžai į tenisą. Kažkada, ką buvau kaip ir pažadėjęs, kažkada išpildžiau. Tai va tokie dalykai, tai toks tas pirmas epizodas. Geros kloties. Ačiū.